Mėgaudamiesi saldumynais, retai kada susimąstome, kokį ilgą ir sudėtingą kelią tenka įveikti saldžiai cukrinio runkelio šakneliai, kol ji virsta baltais cukraus kristalais. Kad šis kelias taptų suprantamas ir aiškus, kviečiame į pažintinę kelionę po akcinės bendrovės Nordic Sugar Kėdainiai cukraus fabriką. Užaugintus ir nukastus cukrinius runkelius ūkininkai mašinomis atveža į fabriką. Priėmime žaliava sveriama ir tyriama. Saldžiosios šaknys išpilamos specialiose aikštelėse. Iš jų į fabriką cukriniai runkeliai patenka į hidrotransporterių. Jie kanalais plukdomi žemyn į siurblinę, o iš jos dideliais siurbliais pumpuojami į fabriką. Pakeliui specialiomis gaudyklėmis atskiriamos akmenų, smėlio bei lapų priemaišos. Plovykloje runkeliai intensyviai plaunami nušviesintų vandeniu. Procesą reguliuoja operatorius. Nuplauti cukriniai runkeliai transporteriais patenka į bunkerį virš pjaustymo mašinų. Jos runkelius supjausto ilgomis, plonomis lazdelėmis. Taip gaunami difuzijos procesui paruošti tarkiniai. Difuzijos aparatas vienas svarbiausių visoje cukraus gamybos technologijoje. Čia iš saldžiosios šaknies cukrus pereina į vandenį ir gaunami syvai, o išsaldinti tarkiniai toliau naudojami pašarų, presuotų griežinių ir sausų granuliuotų griežinių gamybai. Difuzijos procesas prasideda tarkinių kaitinimu šutintuve. Siurblio pagalba tarkinių ir syvų mišinys iš šutintuvo pumpuojamas į difuzijos apatinę dalį. Difuzijos viduje didelio sraigto pagalba tarkiniai yra keliami iš lėto aukštyn, o vanduo, kuris nusaldina tarkinius, juda priešpriešais žemyn. Vanduo pratekėjęs tarp tarkinių nuo viršaus iki apačios tampa saldžiais syvais, kurie toliau patenka į syvų valymo skyrių. Ir difuzijos aparate, ir visame fabrike svarbu išlaikyti reikiamus technologinius parametrus – temperatūrą, pH, reikiamą sausų medžiagų kiekį syvose ir kita. Tinkamų technologinių rodiklių nustatymas ir išlaikymas viso gamybos proceso metu leidžia pagaminti aukštos kokybės cukrų ir pašarų produktus. Difuzijos metu gauti syvai, tai yra saldus nevalytas vanduo, toliau pumpuojamas į syvų valymo stotį. Syvams valyti naudojamos kalkės. Kalkakmenis išdegamas kalkių krosnyje, o gautos negesintos kalkės gesinamos vandeniu. Valymo stotyje įvairiose talpose syvai veikiami skirtingų šarmingumu, temperatūra ir kitais technologiniais parametrais. Pašalinės, vadinamos necukrinės medžiagos, galiausiai pašalinamos filtruojant syvus kartu su nuosėdomis, gautomis, kalkės paveikus CO2 dujomis. Išvalius gaunami kelis kartus filtruoti valyti syvai ir kalkių purvas, kuriame lieka didžioji dalis difuzijos syvose buvusių necukrinių medžiagų. Valyti syvai toliau koncentruojami, išgarinant vandenį 6 pakopų išgarinimo stotyje. 6 išgarinimo pakopos naudojamos siekiant kuo taupiau naudoti energiją, nes pirmuose korpusuose gauti garai naudojami kitų korpusų ar aparatų šildymui. Susidarantis kondensatas taip pat naudojamas šilumokaičiuose įvairiuose technologijos etapuose. Išgarinus vandenį gaunamas sirupas, kurio sausos medžiagos sudaro 69–72% kiekio. Toks sirupas filtruojamas, o vanduo iš jo garinamas vakuuminiuose virimo aparatuose.
Dėl vakuumo virimo temperatūra yra žemesnė – 70–80 laipsnių. Čia sirupas sutirštinamas dar labiau ir vyksta cukraus sacharozės kristalizacija. Užauginus kristalus iki reikiamo dydžio, užbaigiamas pirmasis kristalizacijos etapas. Gaunama autfeliu vadinama masė. Apie pusę jo masės sudaro cukraus kristalai, o kitą pusę tarpkristalinis sirupas su necukrinėmis medžiagomis. Vėliau toks autfelis centrifuguojamas. Centrifuguojant, išcentrinė jėga cukraus kristalus atskiria nuo skystos tarpkristalinės masės. Nuplovus trupučiu vandens ir gaunamas baltas cukrus. Iš centrifuguojant atskirtos tarpkristalinės masės toliau panašiai kaip ir baltajam cukrui verdamas tarpinis B autfelis. Centrifuguojant gautas B cukrus tirpinamas ir grąžinamas baltojo cukraus virimui. Iš atskirtojo B autfelio tarpkristalinio sirupo dar kartą verdamas C autfelis. Vėliau jis aušinamas tam skirtose talpose ir galiausiai centrifuguojant atskiriamas C cukrus. Jis taip pat tirpinamas ir grąžinamas balto cukraus virimui. C centrifugose atskirta tarpkristalinė masė nebetinka toliau išgauti cukrų. Tai melasa. Ji parduodama ir naudojama fermentacijos pramonėje, pavyzdžiui, spirito gamybai arba kaip priedas pašarams. Šlapias cukrus sraigtiniais transporteriais ir elevatoriumi patenka į džiovyklą. Jis džiovinamas, ataušinamas ir sijojamas. Galiausiai cukrus supakuojamas į įvairią tarą, tai yra 1 kg pakuotę, 50 ar 1000 kg maišus ir transportuojamas į sandėlius. Pramonės įmonėms cukrus gali būti transportuojamas betariu būdu – cukrovežiais. Įmonėje ypač daug dėmesio skiriama aukštai produktų kokybei bei saugumui užtikrinti. Per keletą pastarųjų metų daug nuveikta šiems tikslams pasiekti. Pastatytas naujas difuzijos aparatas, modernesni griežinių presai, sumontuotos naujos centrifugos, vakuuminiai virimo aparatai, modernizuojama fabriko šiluminė schema, daug kur procesas automatizuotas, taip užtikrinant nuolatinę stabilią eigą ir aukštą produktų kokybę. Pastatyta kalkių purvo nusaldinimo presavimo stotis, kurioje pagamintos kalkės yra gera žaliava laukų šarminimui. Taip pat šios stoties pastatymas palengvino gamtosauginių klausimų sprendimą. Pastatytas ir cukraus pasavimo į naujo tipo ekologišką 1 kg pakuotę cechas. Jame sumontuota pilnai automatizuota cukraus užpylimo, kontrolės, supakavimo bei transportavimo į sandėlį linija. Įmonėje įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistema, kuri užtikrina, kad visa pagaminta produkcija yra saugi vartoti. Taip pat įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001, maisto produktų saugos vadybos sistema ISO 22000, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001, viešai prieinamos specifikacijos PAS 220. Lietuvos prekybos įmonių asociacija akciniai bendrovei Nordic Sugar Kėdainiai įteikė apdovanojimus už 2009 metų pasiekimus. Tai populiariausias baltas cukrus 2009 Panevėžio Plius ir populiariausias cukraus tiekėjas 2009. Jei nusprendėte pasaldinti gyvenimą, ieškokite akcinės bendrovės Nordic Sugar Kėdainiai gamybinių linijų labirintus įveikusio baltojo cukraus. Jis smaližių niekada neapvilia.